Jie hibrytė. Atvažiavom į Varėnos rajono vadinamą ežeriuką. Varėnos jūra. Žiūrėsim, ką mes čia galim pagauti. Tai va, atsivežiau ultralaitą. Ir kažkiek krangučių, turiu cukrų. Simosim ir cukrę. Pasižiūrėsim, ką gero galime pagauti. Nieko, gal kažką pagausim. O jeigu nepagausim, gražiai praleisim laiką gamtoj. Sakoma, nei žino, nei uodegos. Palinkėsiu savo. O jum irgi tuo pačiu, jeigu jūs irgi savaitgalį važiuojat žvejoti. Tai va, atkeliavom iki Viedukės, visai netoli. Čia yra iš tikrųjų nemažai spiningavimo vietų. Tai ten. Gerai, o mes ieškosim dabar. Pasižiūrėsim, gal kažkas paviršiai vaikščios. Jeigu ne paviršiai, užsimėsim biškutį gilesnį. Norėjau aš pas jūs paklausti vieno klausimo, kadangi pradėjau nesenai domėtis beatcasteriais. Ir man pasidarė aktualu jūsų nuomonė apie juos. Gal kažkas naudoja, gal kažkam labai jis patinka. Patartumėt, ką pirkt pradedančiajam žvejui. Aš visada žvejodavau spiningais ir spiningus dar vis žvejoju. Bet galvoju, reikia pakeisti. Yra šeriukas, nors dievtų. Teik. Bent jau kažkas mane myli šiandieną. Atsikabino. Neužsikirto normaliai. Nu, bet veiksmo buvo šiandien. Matyt, šeriai mėgsta. Sukre. Pizdukas. Kokia graži paterna. Labai faini. Šeriukai. Gerai, bent jau kažką pagausim. Keliauk. Liuks hebrytė. Sukriukė gautų. Viskas čia iki dirba. Antras kestas realiai bum yra po pirmo kliovo. Prasidėjo. Tikrai hebra neprasišovom, pirkdama šitą cukrį labai fainai dirbantį. Valia yra agresyvus. O, sėdė. A, čia toks. Oi, o, šitas gražesnis. Šitas jau gražesnis. Up. Aliuk apstvėrė. Gigantas. Gigantčioks. Parodyk savo visas reikiamas dalis. Gražuolį tu mano. Vaitu. Varyk savo draugus. Skaityta. Antras ešeriukas. Gražus tikrai kibimai. Faina. Gerai. Jėdam į kitą vietą. Pasižiūrėsim kitoj vietoj. Kas geresnio. Ai, matyt biškį žulyčių. O, vos nepersiverčiau. Žulyčių biškį yra. Bet mes apsidirbsim. Tai štai, ta.
O, turim. Šeriokas vėl. A, biškatį. O, užsikabinais man. Gyvačiokas. Viskas čekiai čia nais iš to ežeriuko. Matau. Na, va. Na, gražuoliai, pasirodyk. O, kokie faini ešeriukai. Keliauk. O čia. Čia miškiai. O, antras. Antras metimas, antras. Šerys. O, šitas jau rimčiau. Sakau, šiandien gera diena man. Daug kliovų, daug ešerių. Šakės, koks tu gražuolis. Dar vienas mano. Fainuolis. Nu, atsikabink. Parodyk, koks tu piktas. Dieve, koks gražus. Gražus gyvis. Su tokiom fainom. Gerai, keliauk namo. Ate. Ačiū tau, kad užkibai. Tai jam iki kitos įtukės. Man sutikau žmogų. Pakeliai iki čia, tai informavo, kad čia lydekų negalima imti. Tai viskas gerai dėl to. Aš ir neimu jų. Aš žvejoju tik tais viena taisyklė. Pagauni, paleisk. Yra pats geriausias dalykas. Kai pagauni ir paleidi tą gražų gyvį. Atgal gyventi su savo šeimyna. O, ir. Oi, kokia malanka. A, inkrito. Išsikabinai ir... Štai noriu nufotkyti, parodyti. Žmonė, matau, bėgi nuo manęs. Insitempiau dar tave. O, kokie. Gražuliai kemba. Gerai. Keliauk pas savo draugus. Tikrai nusiseko žvejyba šiandien. Faina, tikrai buvo praleis laiką. Tokioj gamtoj. Tolimi. O. Turim lydeką, vyrai. Pirmas kestas, lydekėlė. Net adrenalinas sukilo. Kur tu? Pasirodė. Blemba, kaip aš tas iš tikrųjų nenorėjau. O, kokia gražuolė ta. Neik. Neik ten. Neik. Tik čia. Ant kranto. Ne. O. Kam aš taip ją lupau? Vat, gaila, kad blemba graibšto neturiu. Va, kam reikia dėkoti iš tikrųjų. Šitam daiktui. Nes be jo, tai čia man būtų buvęs košmaras. A06 pintuko, kuris yra lengvas iš tikrųjų, kad užmesčiau aš masalus mažesnius toliau. Tai yra kažkas tokio.
Šiandien tikrai užskaityta diena. Užskaityta. Gerai, hebrytė. Ar čia pajudėsim biškį iki vienos vietos. Ką, hebrytė, biškį pasėdėjau, palsėjau. Buvo faina lydekaitė užkibus. Dabar šnekėsiu apie ją, aišku, milijoną valandų. Bet yra kaip yra. Nieko mes nepakeisim. Toliau judam. Nežinau, kada šitas video išeis, bet kadangi stengsiuosi dabar kuo dažniau kelt, kadangi yra pirmas mano žvejybos video, kelsiu tiek į TikToką kibimus ir savo ups and downs, tiek ir į YouTube savo kanalą, kurį paviešinsiu TikToko kanale. O! Dar vienas gražuolis. Nenusikratyk. Prie pat krantuko. Va. O! Gerai. Ate. Labai norėjo pabėgti. Pabėgo. Tai kągi, publika. Baigsiu savo žvejybos sesiją būtent čionais. Ir keliausiu link mašinos. Išvisiu namo. Gal užvažiuosiu dar į žvejų parduotuvę, pasižiūrėsiu graibšto. Jeigu rasiu geresnį. Nusipirksiu. Nes tikrai tą, kur paleidom, tai būtų buvęs graibštas, viskas būtų buvęs čiki. Tokia būtų buvęs trofėjus gražus ant ultralaito. Bet nieko čia tokio. Viską atsitinka žvejybai. Kartais nepakirti, kartais užkirti, normaliai. Kabliai irgi ne per didžiausi iš tikrųjų, kaip pagalvoji. Tai va. Ačiū Jums už žiūrėjimą. Tikiuosi atsipalaidavot ir Jūs bežiūrėdami. Gal kas užmigot ir kas iš karto išjungit, sako. Ai, nuobodu, putsanas. Bet svarbiausia yra tai, kad šitėjau tiek parodyti Jum, tiek pailsėt. Ir prašau dėl to klausimo apie beitcasterius arba patarimų duokit, arba dar kokių nors būdų, ta prasme, ką geriau pirkt. Nes mačiau porą rėčių okumos, aš nežinau, ar tai geros, teigia, kad normalios, užtenka. Meškerės irgi paprastos. 40 eurų, 300 G-Lumiso. O G-Lumisas, tai aš pats žinau, jeigu taip galvočiau apie patį spinningą, panašų, tai G-Lumiso imčiau tik tai spinningą. Kadangi beitcasteris, aš nesu jo nepabandęs, ir nežinau, kaip, ar man patiks, nes tai yra pinigų išmetimas ant gero daikto iš tikrųjų. Bet paskui jį parduoti irgi yra nelengva, nes kadangi tai yra pramoga, kai kurie užsiima profesionaliais dalykais. Profesionalia žvejyba, tai jiems labiau aktualu tas. Bet yra vienetai tokių žmonių. Ne tai, kad vienetai, bet Lietuvoje yra mažiau. Tad norėčiau gal nusipirkti paprastesnį setą, paskui žiūrėti. Ar man limpa, ar nelimpa. Tad ačiū, kad žiūrėjote. Ir lauksiu Jūsų atsakymų. Žiūrėsim. Pasakome žiūriukui. Čiau, čiau. Ir žuvytėm. Ir palinkim kitiems žmonėm. Ką? Nei žvyno, nei uodegos. Hebrytė. Davaise.